Vadina, pristatau projektą klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacija. Šis projektas yra finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Projekto partneriai tai Turkijos universitetai, tai Pamukkale's universitetas, Hatay Mustafa Kemal universitetas, Biškento universitetas, Suleiman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijoje atstovauja Krajovos universitetas, o Lietuvoje Šiaulių valstybinė kolegija. Projekto partneriai taip pat yra ir Turkijos, Rumunijos, Lietuvos bei Estijos kineziterapeutų draugijos bei asociacijos. Tęsime trečiąjį modulį elektrostimuliacija sveikiems raumenims ir šiandienos tema elektrostimuliacija pacientams patyrusiems sportinės traumas. Tai paskaitos medžiagą parengė Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto reabilitacijos katedros lektoriai. Tai Dovydas Giedrimas ir redaktorė lektorė Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė. Ir pristatau aš, lektorius Dovydas Giedrimas. Patyrusių sąnarių ar raumenų traumų sužeistos kūno dalys įprastai yra kuriam laikui imobilizuojamos, kad pažeisti sąnariai, raumenys ir kaulai galėtų sugyti. Nors šių kūno dalių imobilizacija dažniausiu atveju būna neišvengiama, ji neigiamai veikia raumenų funkciją, o gijimas užtrunka, nes imobilizacijos metu raumenų būklė prastėja. Tokiais atvejais imobilizacijos metu ir po jo praverčia elektrostimuliacija, kuri spartina gijimo eigą. Taigi, tai viena tik tais iš pagalbinių priemonių yra elektrostimuliacija, na ir kaip ir čia paminėta, kad pati imobilizacija taip pat turi savo žalojantį efektą, nesvarbu, kad tuo metu gyja pažeistos struktūros, bet raumenynui tai yra neigiama tokia aplinka. Kitų viršutinių ir apatinių galūnių sąnarių neįveiklinimas gali turėti panašų poveikį raumenims, dalyvaujantiems šių sąnarių judesiuose. Raumenys atrofuojasi, išvysto mažesnę jėgą, greičiau pavargsta. Imobilizacijos metu ir po jos elektra stimuliuojant nervus ir raumenis, tai konkrečiai atliekant neuroraumeninę elektrostimuliaciją, yra didesnė tikimybė greitai ir visiškai atkurti raumens funkciją. Kalbėsime apie kelio traumas, tai šias traumas patiria 80% sportininkų. Šios traumos ypač dažnai patiria regbio ir futbolo sportininkai, o tais atvejais, kai tokioms traumoms gydyti nereikalinga chirurginė intervencija, priverstinis poilsis greitai priveda prie raumenų būklės prastėjimo. Kineziterapijos ir reabilitacijos programa, kuri taiko neuroraumeninę elektrostimuliaciją keturgalviam šlaunies raumeniui stiprinti, gali žymiai pagreitinti kojos gijimą ir jos funkcijos atstatymą. Įrodyta, kad neuroraumeninė elektrostimuliacija veiksmingai apsaugo nuo raumenų baltymų sintezės, raumenų masės ir jėgos sumažėjimo po kelio traumos. Neuroraumeninė elektrostimuliacija taip pat sumažina oksidacinį fermentų aktyvumą ir kojų raumenų masės ir ar jėgos praradimą asmenims 30 dienų prikraustytiems prie lovos. Tai norint stimuliuoti keturgalvį šlaunies raumenį, galima rinktis impulsinę aukštos įtampos galvaninę srovę. Dažnis bus pasirenkamas nuo 50 iki 70 Hz, impulso plotis nuo 200 iki 400 mikrosekundžių. Ir tokia taisyklė, kad vadovautis reikia 1:3 santykių darbo ciklui nustatyti. Tai pirmas skaičius nurodo darbo režimą, antras poilsio režimą. Tai kaip pavyzdys, 5 sekundės stimuliacija vyksta raumens susitraukimas, 15 sekundžių vyksta poilsis. Galima 10 darbo ir 30 poilsio. Na žodžiu, bet kokį skaičių, kokį mes pasirenkam darbui, priderinam prie poilsį santykių 1:3. Renkantis intensyvumą, tai nustatant amperažą, tą miliamperų skaičių, reikia nutaisyti didžiausią pakenčiamą intensyvumą. Vėliau įprastai vyksta pastebimi raumenų susitraukimai. Tai vienai par kitaip raumenis stimuliuojant, raumens susitraukimą reikėtų išgauti, ar tas raumens susitraukimas sukels sąnario judesį. Čia jau yra kitas klausimas, svarbiausia pats raumens susitraukimas. Tai stimuliuoti galima 30-50 minučių per dieną, na ir rekomenduojami neuroraumeninės elektrostimuliacijos parametrai apatinių galūnių raumenų atrofijai, tarkim yra imobilizacija po traumos, tai kad atrofija neįvyktų, rekomenduojama nustatyti
100 Hz dažnį, impulso plotis yra 400 mikrosekundžių ir stimuliuoti reikia 2 kartus per dieną po 30 minučių. Raumenų stiprinimas patyrusiems kelio traumas, tai rekomenduojama neuroraumeninės elektros stimuliacijos parametrai tokie patys kaip ir atrofijos prevencijai. Tai dažnis 100 Hz, impulso plotis 400 mikrosekundžių, stimuliacija taip pat 2 kartus per dieną po 30 minučių. Ir čia pavyzdys, kaip galėtų elektrodai būti užklijuojami ant keturgalio šlaunies raumens. Tai taisyklė raumens stimuliavimui paprasta, kad vienas elektrodas ant raumens sausgyslės jungties, tai yra ties raumens pradžia, o kitas elektrodas ant motorinio taško, tai didžiausios raumeninės sankaupos. Tai šiuo atveju čia pavaizduotas išilginis raumenų stimuliavimas, kad vienas elektrodas keliauja nuo kito išilgai pagal raumenų skaidulas. Tai čia yra standartinis elektrodų užklijavimo tipas, dešinėje matom belaidžius elektrodus, kurie jau su pačiu stimuliacijos aparatu turi tik tais belaidę Bluetooth jungtį. Taigi nesvarbu, koks prietaisas yra naudojamas, svarbu tas pats užklijavimo principas. Taip, jeigu yra kelio traumos ir reikia malšinti skausmą, tai galima naudoti TENS stimuliacijos elektrodų klijavimo išilginę metodiką, kai abidvi elektrodų poros yra klijuojamos išilgai kelio. Tai viena pora medialiniai kelio pusėje, kita lateraliniai. Vėlgi parametrai pasirenkami pagal paciento būklę. Jeigu umi būklė, umesnis skausmas, renkamės aukštą dažnį. Jeigu jau lėtinė problema, galime rinktis ir žemą dažnį. Achilo sausgyslės uždegimams. Tai achilo sausgyslės uždegimas viena dažnesnių bėgikų dėl persidirbimų patiriamų traumų. Turimais duomenimis 52% bėgikų mėgėjų bent kartą gyvenime patiria šį uždegimą. Skausmas pasireiškia achilo sausgyslės vidurinioje dalyje maždaug 2-6 cm proksimaliai nuo prisitvirtinimo vietos arba nuo pačioje prisitvirtinimo vietoje. Simptomus dažnai iššaukia sausgyslės persidirbimo lemiantis fizinis aktyvumas, pavyzdžiui, bėgimas, šokinėjimas, lipimas įkalnėn, lipimas laiptais aukštyn ar žemyn. Taip pat galima pridėti ir staigų paviršiaus pasikeitimą. Tarkim, jeigu sportininkas įpratęs judėti, tarkim, bėgti minkštu paviršiumi ir staiga pereina prie kietos dangos ir atvirkščiai. Taip pat uždegimą tuomet gali iššaukti. Tai skausmo malšinimui galima pasirinkti aukšto intensyvumo elektrostimuliaciją. Tai svarbu, kad jin būtų šiek tiek žemiau motorinio skausmo slenksčio ir šias stimulacijas gali sumažinti centrinę sensibilizaciją, žodžiu, tą visą įsijautrinimą. Ten stimuliacija galima atkurti CNS skausmo slopinimą ir padidinti gydomos srities bei kitų sričių skausmo pakantą. Todėl galima atkurti nervinės sistemos pokyčius įvykusius kaip atsaką į lėtinį skausmą. Ir čia matome pavyzdį, kaip būtų galima atlikti elektrostimuliaciją achilo sausgyslės nuskausminimui. Tai bus naudojamas TENS stimuliacijos pliūpsninis režimas. Tai impulso trukmė maždaug 300 milisekundžių, dažnis vidinis 100 Hz, pliūpsnių dažnis 2 Hz. Ir kintama amplitudė atsižvelgiant į paciento pojūčius be pastebimų raumens susitraukimų. Ir gydymas galimas atlikti maždaug 5 dienas per savaitę. Tai žodžiu, užklijuojama ant skausmingos sausgyslės srities pagal tai, kur skauda, išilgai sausgyslės skaidulams. Tai žodžiu, elektrodai vienas šalia kito, užtenka 2 elektrodų, nes sausgyslė nėra labai didelė ir stora. Patyrus čiurnos traumas, tai šias traumas patiria profesionalūs sportininkai ir sportininkai mėgėjai. Jungtinėse valstijose šių traumų rodiklis kasmet siekia 2,15 traumos 1000 gyventojų, kas yra iš tikrųjų didelis rodiklis. Dažniausiai pasireiškiantis šios traumos mechanizmas – pėdos pakrypimas į išorę, inversinė trauma. Tai šis traumos mechanizmas gali pažeisti šoninius čiurnos raiščius, daugumą šių pažeidimų, ypač dalinį raiščių plyšimą, galima gydyti neintervenciniais metodais.
Tai skausmo malšinimas pasitempusiems čiurną. Tai ten stimuliacija bus atliekama. Svarbu, kad būtų dvifazinė simetriška bangų srovė, naudojami tokie parametrai. Dažnis 50 Hz, 3 sekundžių kėlimas, intensyvėjimo tas periodas, impulso trukmė 250 mikrosekundžių. Naudojant aktyvumo, neaktyvumo darbo ciklą reikia suderinti 1:2 santykio ciklą. Tai vėlgi, bet jeigu yra, tarkim, nuolatinė elektros stimulacija pastovioji, kur nėra to ciklo, tai ir nereikėtų nieko keisti. Taip, tai jeigu matom skausmo malšinimas yra ir pasitempus čiurną, tai čia dedamas elektrodai klijuojami išilgai. Išilgai skausmo vietos maždaug per čiurnos sąnarį. Tai priklausomai nuo to, kurie raiščiai bus patempti čiurnoje. Tai maždaug per skausmo vietą išilgai elektrodai ir yra klijuojami. Taip, pečių traumos. Tai peties sąnarys yra pats judriausias žmogaus kūno sąnarys. Šis sąnarys leidžia viršutiniams galūnėms atlikti 180 laipsnių kampo judesius 3 skirtingomis plokštumomis, todėl ranka galime atlikti daugybę veiksmų. Viso to judumo kaina, tai petį galima nesunkiai ir susitraumuoti, pats nestabiliausias sąnarys. Su didžiausia šios traumos rizika susiduria tų sporto šakų, kuriuose reikia kilnoti rankas virš galvos ir kur metimų judesiai yra pagrindiniai, tai šie sportininkai ir patiria. Kontaktinės sporto šakos, kaip regbis, taip pat kelia didesnę peties traumos riziką. Nors atskiras pažeidimas gali irgi sukelti traumą, dažniausiai ją sukelia nuolatinis persidirbimas, lemiamas vienos ar daugiau šių anatominių struktūrų sutrikimų. Dažniausia trauma tai yra priekinis peties išnirimas arba dalinis išnirimas, panirimas. Tai dažniausia trauma, kuriai gydyti reikalingas ir poilsis, ir reabilitacija. Tik po šių procedūrų galima toliau grįžti į sportinę veiklą. Tai dinaminis sąnario stabilumas pradedamas atstatyti nuėmus įtvarą ir ūmioje bei ūmioje traumos stadijoje jau elektrostimuliaciją galima atlikti. Rotatorių manžetės struktūrų, o ypač užpakalinės rotatorių manžetės neuroraumeninė elektrostimuliacija gali būti veiksminga kaip pakaitinė terapija, siekiant ūminėje stadijoje įdarbinti raumenis. Atkuriant petį po jo panirimo, rekomenduojama naudoti nuo 10 iki 36 Hz dažnio stimuliaciją. Taigi čia matome pavyzdį, kaip būtų galima atlikti raumenų stiprinimo stimuliacija patyrus peties traumas. Tai čia stimuliacija yra atliekama ant podyglinio raumens, elektrodai užklijuoti išilgai šio raumens pilvelio, tai vienas elektrodas ant raumens pradžios, kitas ant motorinio taško. Ir matome, kad stimuliacijos metu pacientė atlieka ir išorinės rotacijos žasto judesį. Tai pageidavimas arba komandas ir duotumėm pacientui, kad kai jaučiate elektrostimuliaciją, atlikite šiuo atveju žasto išorinės rotacijos judesį. Tai kaip ir minėta, dažnis nuo 10 iki 36 Hz. Ir matome pavyzdį, kaip galėtų būti elektrodai užklijuoti skausmo malšinimu. Tai peties skausmą reikėtų malšinti naudojant TENS stimuliaciją ir laikantis ūmaus skausmo malšinamo elektrostimuliacijos parametrų. Bet vėlgi čia galima atsižvelgti. Ta rekomendacija paprasta, ūmesniam periodui naudojam aukštą dažnį, lėtiniam periodui žemą dažnį. Tai čia šiuo atveju yra bendram peties skausmui elektrostimuliacija ir užklijuota elektrodai yra įstrižinė metodika, tai kai viršuje esantis teigiamas elektrodas sujungtas su priešingoje pusėje apačioje esančiu neigiamu elektrodu ir su kitais dviem elektrodais yra padaryta tas pats. Tai toks principas leidžia elektros sroviai tekėti įstrižai sąnario ir kerta būtent sąnarį ir tokiu principu slopina šio sąnario skausmą. O riešo traumos, tai apie 25% visų sportuojančių patiriamų traumų yra rankos arba riešo traumos. Dažnos traumos įprastai skiriamos į dvi kategorijas – ūmes ir persidirbimo perkrovos arba lėtinis. Tai ledo ritulininkai, futbolininkai ar imtynininkai dažniau už kitų sporto šakų atstovus patiria ūminės traumas.
Pagrindinės šios kūno srities ūminės traumos yra raumens patempimas, sąnario išnirimas, raiščių plyšimas, uždegimas ir pirštų lūžiai. Lėtinės traumos dažniau pasireiškia tose sporto šakose, kuriuose reikia atlikti kartotinius judesius. Pagrindinės iš persidirbimo kylančios traumos yra sausgyslės uždegimas, sausgyslės išnirimas, nervų pažeidimai ir dėl dažnos įtampos lūžtantis kaulai. Tai ūmių traumas ar skausmo periodu galima naudoti aukšto dažnio TENS stimuliaciją. Tai svarbu, kad nebūtų kontraindikacijų, pavyzdžiui, atvirų žaizdų ar lūžių, kurias reikėtų imobilizuoti. Elektrodai klijuojami lokaliai toje vietoje, kurioje ir jaučiamas skausmas. Tai čia nurodytas 110 Hz dažnis, bet jis gali būti ir didesnis arba, kad ir mažesnis, tiek ties 100 Hz. Žodžiu, maksimalus dažnis pasirenkamas, kokį jau gali jūsų turimas prietaisas generuoti. Impulso trukmė 200 mikrosekundžių, ir gydymo trukmė 20 minučių bent kartą per dieną. O jeigu jau skausmas tampa lėtiniu, kinesioterapeutas gali pradėti taikyti ir žemo dažnio stimuliaciją. Tai parametrai būtų gydymo trukmė 20 minučių, dažnis jau žemas nuo 4 iki 10 Hz, impulso trukmė 200 mikrosekundžių. Elektrodai išdėstomi ant gydomosios srities arba aplink skausmingą kūno sritį, gana lokaliai. Čia pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais remiantis buvo sudaryta šios skaitos medžiaga. Kaip visada matome komandą žmonių, kurie prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo, medžiagos surinkimo ir pateikimo jums. Taigi, ačiū už dėmesį.